Iš Palangos į Kauną persikėlusi Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė tęsė pasiruošimą pasaulio krepšinio čempionato Ispanijoje. Vienas rinktinės kandidatų Deividas Gailius pasidalijo mintimis apie pasirengimo procesą. Po 2 savaičių Palangoje treniruočių stovyklą persikėlė į Kauną. Ties kuo labiau dirbote pajūryje? Ties fizinių paruošimų, bet po to ir į salę perėjom, tai ir ten padirbom. O kuo skirsis pasirinkimo stovykloje Kaune? Čia jau daugiau salėj, daugiau tos derinukų šlifuosim, aišku, dar ir fizinis kažkiek tas pasiruošimas salėj bus, bet kažkiek skirsis, kažkom pamatysim. Rinktiniai nepadės lyderis Linas Kleiza. Kaip manote, kas galėtų perimti šį vaidmenį? Čia dar daug laiko, varžybos parodys. Treneris, manau, žino jau, kas gali perimti ir pamatysim. Dėl vietos ateityje kovosite su Mindaugu Kuzminsku ir Simu Jasaičiu. Kaip vertinti savo šansus patekti į pagrindinį 12? Gerai vertinu, tai jei būčiau blogai vertinęs, būčiau net nevažiavęs. Kovosiu, stengsiuos parodyti, ką galiu, o kaip bus, pamatysim. Daug kalbame apie Donatą Motiejūną ir Joną Valančiūną tandemą po krepšiu, tačiau pastarosiom vasarom jiems nepavyksta tapti pagrindiniais ramsčiais. Kaip, ko jiems? Tai gal šį vasarą kitokia bus, atsiskleis ir bus viskas gerai. Kaip man, ko trūksta dar jiems? Nieko netrūksta, vis tiek jie tenai žaidžia, biški skiriasi, reikia biški laiko, kad įsivažiuoti visą kitą, bet manau, kad šią vasarą jau jie parodys, ką moka. Kalbant apie tavo ateitį, sklido gandai, jog pasirašysite Lietuvos Ryto, ar susilauksit pasiūlymų? Čia su to Rytu, tai čia gandai, tik tai pats iš interneto sužinojau, o šiai dienai dar nieko neturiu, laukiu. Rinktinės vyriausiasis treneris Jonas Kazlauskas atskleidė, jog net ir be kelių žaidėjų pasirengimo procesas vyksta pilnu pajėgumu. Tęsiam pradėtą darbą, praėjusį ciklą, skaitau, kai jis mums tikrai pavyko, gerai padirbėjom, ir vyksta toliau, prisimenami deriniai, ar kandybi deriniai nauji, taip pat, kaip mato, treniruotė baigėsi, jie dar dirba savo fiziniam parengimui. Ir jau toks vyksta tų derinių, kuriuos išmokom, šlifavimas. Tai visam tam vyksta tas procesas. Gaila, kad turim tokį, nežinau kiek, trumpą nuostolį ar ilgesnį Jasaitis jam rankoje uždegimas, sausgyslės ir šiaip jis atvyko turėdamas problemą tą, bet kažkaip treniravosi, viskas buvo gerai, o dabar jau reikia daktarų rimtesnio įsikišimo, tai išvyko į klinikas, o visi kiti darbuojasi pilnu pajėgumu. Galbūt teko stebėti Motiejūno žaidimą vasaros lygoje? Stebėti tikrai neteko, tai žinau, kaip žaidžia, ką jis ten nuveikė. Gerai, kai jis žaidžia, kad jis komanda toliai eina, kad jis vienas iš lyderių. Bet pernai irgi turėjom panašią situaciją su juo. Taip kad žinom tos lygos pajėgumą ir labai jau per daug džiaugtis nereikėtų. Kaip Mačiuliui sekasi gydytis tą traumelę? Prašau? Kaip Mačiuliui sekasi gydytis? Tikimės, kad jis jau prisijungs 22 dieną prie mūsų ir dar gaus kokias 3 dienas individualaus darbo ir po to jau su komandas sportuos. Ar jau pradėt pasiruošimą artėjančiam pirmam draugiškam rungtynėm? Mes galbūt nesiruošėm tom draugiškom rungtynėm taip, kad ten kaip ruoštis, kad laimėtum. Turim savo uždavinį, savo taktiką ir mums svarbiausia, kaip mes pasirengę savo tai taktikai, savo užduotim. Treneriai net minėjot, kad pirmiausia skirsite didelį dėmesį jauniems žaidėjams. Ar taip tikrai dabar treniruočių metu? Aišku, pats didžiausias dėmesys pagrindiniam žaidėjam. Bet aš sakiau, kad pirmose rungtynėse duosim didesnį šansą jauniems žaidėjams, kad visi aiškintų, kas yra, kas galėtų ką pakeisti, kas galėtų mums padėti. Tai šito ir laikysimės. Pirmasis draugiškas rungtynės mūsų šalies rinktinė žais Liepos 26 dieną Šiauliuose su Latvijos nacionalinė ekipa. Erikas Kirvelaitis, Žygimantas Ringelis, Miglė Kaselytė, Basket Dream LT.